Natūralus žadintuvas. Nu jo, visai gerai atvėso. Kažkaip čia dabar žiūriu prognozes, tai aišku, gal ten dar biškai kiek kitoj vietoj, kuri gal net žemiau, gal panašiai, nežinau. Tai ten rodo, kad tie kokie 7-8 laipsniai. Ryte ten maždaug rytoj bus 6 kokie. Tai, nu jo, vėsiau. Ką, iš šiukšlių kolekcija. Gražuolis. Na ką, šiam momentui tikslas rasti vandens ir gal dar pasikrauti baterijas kameros. Nu ir gal pavalgyti. Nors dar ne visai pietus, bet po to, jeigu iš vis nebus, tai geriau anksčiau negu niekada. Buenos días. Buenas. Disculpe, ¿tienes algo para comer? Sí, señor. Sí. This? Ką, šitą užkandau. Dar pasiėmiau čia visokio maišto. Ir paklausiau, sakau, gal šaukštą turit? Sako, turim. Tai dar šaukštą daug, čia iš vis. Žiauriai gerai. Nežinau, kas čia, ar tas karštis, ar įkalnės. Bet kažkaip pirmoji dienos pusė man sunkiai minas visą laiką. Nu, pastarosiam keliom dienom. Tai gal reikia kažkaip organizmui įsivažiuoti vėl tą tokį režimą ir tada va to vėl normaliai. Gal dėl saulės, nes va tiesiog nei šešėlio, nei vėjo, net va nėra šešėlio beveik tiesiai virš galvos kepina saulė. O po piet kažkaip būna pasidebesiuoja, gal biškį kažkaip lyg ir pravėsta. Už kokio kalno gal saulė pasislepia, tada ir vėjo atsiranda ten dėl temperatūrų skirtumo ar dar ko nors. Tai iškart smagiau. Biškį paslydau. Kas dar gal keistoka, kad čia tose kalnuose ryšys tai geras visai. Bet kaip ir čia turbūt atsakymas kodėl. Nu ką, parsėjom, atsigaivinom, metas judėti toliau. Čia matau, atėjo debesų metas, kas irgi gerai, linksmiau bus važiuoti.
Gal čia stabdžiai visgi. Kur tas viršus? Čia galbūt. Kačioza 3551. Okay. Nu, įsivaizduokim, kad pasiekėm aukščiausią vietą. Tai reikia atšvęsti suvalgant sausainiuką. Vandens telkinių. Ten toks lyg griaustinis buvo be užsikūręs, tai ten nutrenkšė mane dar su to dviračiu. Tai kažkaip sargiai. Jo, ten jau atvykus, kur kažkur planuoju, reikės pasikeisti stabdžių kodėlės, nes čia jau bus atidirbusios tikrai. Nu ir šiaip kiek žiūrėjau, jau aš kur jas seniau, jos kaip čia nebuvo visiškai naujos, tai čia gana greit susivalgo su tokiom nuokalnėm. Buenas. Yes.
ten priekį griaudžia. Gal nepradės lyt. Pravažiavo dar geologų komanda. Sako, kaip sekas. Sako, gal nori dar kažkokių dalykų. Kažkoks desertas turbūt. Iš cukraus ir dar kažko. Sakau, nu gerai truputį paragauti. Jo, sakė, varys atgal į Bogotą. Ten tas toks jaunesnis vyrukas, kuris angliškai kalba. Nu jo, reiks pasiremontuoti. Ką, parduotuviai radau kažkokius žmonės, tai kaip ir sudariau, kad pas juos galėsiu kažkur nakvot, kažkur prie namų, tai jo dabar kažkur gal pavalgyt. Čia dabar vėl kaip tyčia kažkoks festivalis, koncertas, tai gali būti nerami naktis, bet gal ten pas juos bus ramiau, tikiuosi. Kažką ten sėdė, tipo. Maždaug, tai gerai, galim parodyti, bet tipo jo ten maždaug. Už 2 naktis ten 100 000 tų. Taip, čia viešbutį ten, nežinau, tas pats ar panašiai. Tai, tipo, kažkaip negražiai. Žodžiu, biškį pavedė. Tai dabar čia kažkokią parodė, man kitas atvirukas kažkoks, čia tipo kaip parkas ar kažkokia tokia vieta. Čia kažką žiūrinėjus, bet nežinau, nelabai čia kažkas tokio, aišku, dabar kitam sutari šiaip nesąmonė, čia galvojau, tipo sutarėm. Tai, jo, einu dar apsižiūrėsiu jau kažkur, nežinau, dar pasiklausinėsiu, arba tą viešbutį kažkokį pabandysiu. Aišku, dabar čia irgi tas festivalis, tai neturėsi net vietų, bet jo, irgi dar pabandyti. Kažkas gal ką patars. Bandau tą vietą, kur plius minus, kur rodė. Ant kažkokio, ne visai ten tai kažkokios aukštos žolės. Tai čia daugiau ant kažkokio nenaudojamo galbūt, tikiuosi, ūkininkų kažkokio kelio. Bet aplinkui tokios kaip ir ramesnės kažkokios sodybos. Karvės ten kažkur toliau. Tai, pusė velnio. Dabar tamsoj čia susirinksiu ir esimiegot, kiek pavyks. O tas festivalis ten jau kiek klausinėjau, kalbėjau kažką ten biškį, vienoj ten kaviniai, tai sako, jo, čia visą naktį. Bet čia sakau, taip, atokiau šiek tiek, tai turėtų būti gerai. Of course, su fejerverkais. Bent jau pažiūrėti reikia.
Pas mus per naujosius mažiau būna. Jo. Jau galvojau pasibaigė. Nu štai bent jau tyvus. Kokias 5 minutės šaudė. Bet sprendžiant iš kaip tam, kai aš kitam tam miestelį buvau, ten ir tai ten vos visą naktį. Aš galvoju, ten žmonės tipo šaudė, bet gal ir ne, gal čia ta šventė tokia. Tai visą naktį ir šaudė. Nu čia irgi panašu, kad nesibaigs dar. Kiek vos mes žmonėm virš galvų sproginėje. Nu jo, čia pamatysiu, ko nematęs. Tikrai visų rūšių fejerverkai. Šiaip geras koncertas, gyvos muzikos ir šiaip tiek daug jie visko prikrojo ir dar nepavargsta, ta prasme, geras. Reikės pasižiūrėti, kokia čia grupė koncertavo, visai fainai. Šunys irgi pastebėjo mane, tai dabar reikia aploti gerai. Nu, bet nieko. Ką, nemiegojau baisiai ten daug ar gerai, bet turėjau koncertą gerą. Pamačiau fejerverkų, kokių dar nebuvau matęs. Tai jo, buvo pro šalį. Vaikštinėjo ten kažkokie, nežinau, jaunuoliai ar kažkas. Jie čia ant šito tako kelis kartus, dar ten vieną kartą užkliuvau už palapinės ten biškį. Bet tai nieko, ten pasisveikino dar kažką, tai tiesiog. Šunys galiausiai aprimo, pavyko papusryčiauti. Dar va saulė išlindo ir užkepino, bet kaip ir gerai, nes tada biškį čia pasidžiavinau palapinę. Reiks dar dviratį patvarkyti, ten stabdžius pažiūrėti. Ir jo, judėsiu toliau. Gal galvoju tiesiai, ten yra keli keliai kaip ir link to Sogamoso. Bet gal imsiu tokį, nežinau, kur mažiau įkalnių,
nes biškai jau kojos atsisako, nu, raumenis. Tai kažkaip gal tokį imsiu ir tada jo, taip kažkaip mąstau gal ten pailsėt šiek tiek ir po to gal jo, kadangi aš dabar taip nusimušęs biški šiauriau ir, nu, taip kaip čia biškiniai tema lyginant nuo, tarkim, Bogotos ar panašiai, tai tada ten jo pavažiuoti su kokiu gal autobusu iki Bogotos bent jau. Taip ar taip ten per ten važiuoja. Ir po to šiaip dar norėčiau tokį kaip kavos regioną. Ten sako, kad visai gražu. Tai vat, nežinau, iki ten gal irgi, taupsia, nuvažiuoti jau į tą tokį kaip starto tašką ir tada pradėti jau normaliai, kaip čia kelionę žemyn per Kolumbiją ir visus ten tos Andus. Nes dabar jau, ta prasme, aš čia labai, nu, taip iš šonų lėkęs ir tada dar vėl grįžt. Ir aš dabar, vat, sakau, jau kojas biškį išnaudojau, tai kad per daug neprisimėgaut čia Kolumbijoje, nors šiaip gerai. Aš ir norėjau, tarsi, ilgiau pabūt, nes toliau ten ir šiaip ir lietaus sezonas, ir šiaip daug kas sako, kad maždaug Kolumbijai pasne, kaip čia ilgiau, nu, norėtume, kad būtų išėję būti ilgiau ir panašiai, kad to čia geriausia ir panašiai. Labai įvairu ir panašiai. Tai va. Dar taip pat tas vokietis, kurį sutikau ten tam hostelį, irgi jau jisai pradėjo kelionę. Ir jis irgi jau ten važiuojam liktais nuo Bogotos, po to į tą Manisalės, ten tokį miestą. Tai vat, aš irgi taip tokiu būdu gal irgi kažkiek pavyktų su juo gal irgi pravažiuot. Tai, nu, žiūrėsim. Dar šiaip reiks šitą įsigyt, pasitvarkyt. Tai jo, dar, kad pasiruošt dar geriau kelionę. Patvarkiau dviratį. Ten nieko kažko tokio labai nebuvo. Aš ten pas vienu metu šiek tiek priartinau galinę stabdžių kaladėlę, kad ta prasme geriau stabdytų. Bet dar turbūt, nu ir šiaip gal tai gana arti jau buvo, bet dar, nežinau, per šituos neligumus atsikratė, gal dar labiau priartėjo, tai tiesiog, man atrodo, viena kaladėlė vos lietėsi, dėl to tas ir garsas buvo, tai turėtų dabar būti gerai. Kas gal keistoka, kad čia niekur beveik nėra šiukšliadėžių. Tai sunku rast. Gal čia. Visai tvarkinga kaip po visos nakties šėlsmo. Apturėjau biškį cukraus bombą, bet gerai, gal po tokios sunkesnės nakties. Dabar reikia vandens dar susirasti.
Gera vėl važiuoti asfaltu, po tiek žvyro. Como el mediodía, palabra de Dios. Taip gera, mini ir judėjai į priekį. Čia kažkokia gamykla. Oi, kiek cibulių. Kaviniai prisėdau valgyt. Nu, pavalgiau ten irgi. Parašyta tipo sriuba, ten tas, tiek, tai ten dar norėjo kažkokį brangų siūlyti patiekalą. Bet sakau, ne, čia, nu tai žodžiu. Viskas okei, bet po to buvo vienu metu šalia sėdėjo, žodžiu, tokia kaip ir šeimyna ar panašiai. Ir tokia maža mergaitė kažką ten, nu taip aš jaučiau, kad prie nugaros kažką ten biškį taip, nu tipo pačiupinėjo kažką. Tai galvoju, šiaip tipo mažas vaikas, nu, ne, tiesiog nerangiai ten kažką laikosi ar kažkas tokio. Nu jo, nerangiai, po to atėjo laikas mokėti. Žiūriu, nebėr pinigų. Tai iš mano tokio tašiuko, kur gale turėjau, tai, nu tai ten taip viską, žodžiu, gerai. Pinigus pasiėmė, ten dar kitokių visokių buvo, bet nu, tipo, to nepaėmė. Tai po to priejau prie tų žmonių ten. Sakau, tai jūs čia, nu, tipo, paėmėt. Ai, nu, čia kažką, bla. Ai, nu, bet ten, kaip čia, gal jam irgi reiktų pinigų. Ten parodžiau, sakau, nu, čia, ne, gerai čia taip. Bet, nu, plus gerai ten dar tų, gerai, kad net daug kažkiek ten toj vietoj neturėjau, tai, nu, bet žodžiu, bus toks irgi gera pamoka, kad reik gal priekį tada laikyti ar kažkaip dar kitaip. Nes, sakau, nu, galvoju, vaikas, nu, ką tas vaikas, bet, nu, vaikas geriausiai ir paima. Deja. Biškį prasiploviau dviratį. Paprašiau, kad ar galima tipo tą žarną pats naudoti. Sako, jo, viskas okei, nemokamai. Tai jo, kaip ir išploviau. Po to ten tokia yra vandens tokia, kur suteka purvinas vanduo. Tai netyčia į ten, nes ant tokia stipri srovė. Žodžiu, ten paleidau. Visas apsitaškiau. Vėl išdau jau vos ne. Nu, bet nieko, po to su skuturiuku kažką biškį pavaliau. Nu, nežinau. Vis tiek gal švaresnis negu buvo. Tai
bent tiek. Eisiu gal pasiklausinėti dar dėl autobusų, kainų ir panašiai. Nu, paklausiu, sako, 40. Ir dviratį irgi paima. Okay. Nu, čia iki Bogotos. Tai 10 eurų maždaug. Pasiėmė maišiuką, čia tų jų tokių kaip slyvų. Sakau, kiek? Sako, 2 myl, tai žodžiu, 2000, nu, arba 2 tiesiog. Tai kiek čia 5 centų. Tai nu jo, daug pigiau negu parduotuvėje čia tokiam tiesiog vos ne kioskelį kažkokiam prie gatvės. Beep, 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 beep.